Kaip veikia darbuotojų teisėto darbo su vaikais kodo tikrinimas juridiniams asmenims? Prisijunkite prie elektroninių paslaugų portalo. Paspaudę mygtuką Prisijungti per VISP naujame lange pasirinkite jums tinkamiausią prisijungimo būdą. Prisijungus puslapio viršuje pasirinkite atstovaujamą juridinį asmenį. Įgaliojimų suteikimas darbdavio atstovui. Pagal poreikį įstaigos vadovas prisijungęs prie IRD portalo gali suteikti savo įstaigos darbuotojų teisę periodiškai tikrinti darbuotojų teisėto darbo su vaikais kodus QR kodus. Pasirinkę šoniniame meniu punktą Įgaliojimai, spauskite mygtuką Pildyti naują įgaliojimą. Užpildykite pateiktą formą, pažymėkite varnelę ties pasirinkimu Tikrinti QR kodo galiojimą ir spauskite mygtuką Patvirtinti. Darbuotojų teisėto darbo su vaikais kodo QR kodo tikrinimas. Įstaigos vadovas arba įgaliojimą turintis atstovas gali patikrinti įstaigoje dirbančių darbuotojų QR kodų galiojimą, pasirinkę šoniniame meniu punktą Darbuotojų teisėto darbo su vaikais kodo QR kodo tikrinimas. Galite atlikti šiuos veiksmus: patikrinti visų darbuotojų QR kodus, patikrinti konkretaus darbuotojo QR kodą, patikrinti jį keliant užpildytą šabloną, prenumeruoti informaciją apie QR kodų galiojimo pabaigą. Patikrinti visų darbuotojų QR kodus. Pasirinkę šį veiksmą gausite visų pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų sąrašą, kuriame matysite, ar darbuotojų QR kodas galioja ar negalioja, kada buvo išduotas. Atkreipkite dėmesį, jeigu stulpeliuose nėra nurodyta QR kodo išdavimo data ir statusas, darbuotojas QR kodo nėra užsisakęs. Norėdami atsisiųsti patikrintų darbuotojų sąrašą, spauskite mygtuką Atsisiųsti XLS. Patikrinti konkretaus darbuotojo QR kodą. Pasirinkę šį veiksmą galite atlikti paiešką, nurodydami darbuotojo vardą ir arba pavardę ir paspaudę mygtuką Patikrinti kodo galiojimą. Ekrane matysite paieškos rezultatus, jeigu pagal paieškos parametrus buvo rasta darbuotojų. Patikrinti jį keliant užpildytą šabloną. Pasirinkę šį veiksmą atsisiųskite patikros šabloną spausdami mygtuką Jį keliamo XLS šablonas. Atsisiųstame šablone užpildykite stulpelius asmens kodas, vardas, pavardė arba gimimo data, jeigu asmens kodas nėra žinomas. Užpildytą šabloną įkelkite patikrai spausdami mygtuką Įkelti bylą. Pažymėkite varnelę Aš ne robotas ir spauskite mygtuką Tikrinti įkeltos bylos QR kodų galiojimus. Atlikus patikrą, ekrane pamatysite mygtuką Atsisiųsti įkeltos bylos QR kodų galiojimus, kurį paspaudus galėsite atsisiųsti ir peržiūrėti patikros rezultatus. Prenumeruoti informaciją apie QR kodų galiojimo pabaigą. Pasirinkę šį veiksmą užpildykite laukus telefono numeris ir arba elektroninis paštas ir spauskite mygtuką Išsaugoti. Nuo šiol gausite automatinius pranešimus apie jūsų darbuotojų QR kodų galiojimo pabaigą. Atkreipkite dėmesį, prenumeruoti pranešimus gali įstaigos vadovas ir visi per portale įgalioti atstovai užpildę prenumeratos formą. Jeigu norite prenumeratos atsisakyti, paspaudę mygtuką Prenumeruoti informaciją apie QR kodų galiojimo pabaigą, atsisakymą patvirtinkite, paspausdami mygtuką Atsisakyti prenumeratos. Informuojame. Visi atlikti teisėto darbo su vaikais QR kodų darbuotojams patikrinimai yra audituojami ir saugomi. Remiantis šią informaciją kontroliuojančios institucijos galės įsitikinti apie darbdavių vykdomą prievolę reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti savo darbuotojus. Daugiau sužinoti galite puslapyje ird.lt.